Labą dieną. Malonu pradėti jau tradicinę konferenciją skirtą pasauliniai inkstų dienai. Tai tikrai LNDTA iniciatyva, kurią palaiko ir inkstų fondas ir apima ir nefrologus, ir slaugytojas, ir taip pat ir pacientus. Nes tai proga pakalbėti apie inkstus per mažai kalbama ir tikrai kokiem pažįstamiem, ar kai reikia aiškinti, kas yra nefrologas, ką jis daro, tai reikia pasistengti. Kardiologus visi žino, neurologus žino, nefrologus tikrai dar žino mažiau. Mano šių metų pasaulinės inkstų dienos tema yra inkstų sveikata visiems. Tai turbūt norima parodyti, kad ir vaikams, ir suaugusiems, ir įvairių socialinių sluoksnių, ir rasių, kad tai turi būti visiems ir kad taip pat būtų prieinami gydymai. Ir tikrai yra daug naujų gydymų. Formos paminėti inkstų dieną yra įvairios. Mūsų nefrologų studentų nefrologijos būrelis iškepė ir sausainius tokius užsakė, ir buvo vaikų ligoniniai, kur pasakojo apie inkstus. Kita forma yra, aišku, konferencijos kaip šios, kur dar reiktų pakalbėti apie tai, kuo svarbios inkstų lygos, ir daug kas iš mūsų čia esame iš dializių sferos, susijęs su pakaitinė inkstų terapija ir sprendžiame labai svarbius klausimus. Tačiau jeigu žiūrėt globaliai, tai tik ledkalnio viršūnė. Žymiai daugiau pacientų yra su lėtine inkstų liga. Ir svarbiausia, kad labai dažnas apie tai nežino. Ir nefrologija pereina tam tikrą transformaciją. Jeigu tad labai dažna inkstų liga, jeigu išvest analogiją, kad kaip ledkalnis, tai matome, kad jeigu gydome tik tai galutinės stadijos inkstų ligą, tai dalinis problemos sprendimas. Žymiai efektyviau, ir tas būdinga nuo 21 amžiaus, nuo dabar, kad reikia akcentas gydyti, ir labai inkstų lygos dabar yra pagydomos, sulėtinamos. Galutinis tikslas yra prevencija, ir tai matote, tikrai tas ledkalnis ledynai sumažėtų. Noriu pasakyti ir priminti, kad inkstų lygos žymiai dažnesnės negu priimta manyti. Iš suaugusių žmonių 1 iš 10 ar 1 iš 8 serga lėtine inkstų lyga, ir tai turi didžiulės reikšmės sveikatos apsaugos biudžetams, nes tai yra labai brangus gydymas. Kita vertus, jeigu išsivysto lėtinė inkstų lyga ir ypač dializuojamiem pacientam, tai labai ženkliai pablogina gyvenimo kokybę. Štai matote didžiulis tyrimas, beveik 2000 pacientų įvairiose šalyse su lėtine inkstų liga 3-5 stadijos, dializė, transplantacija, ir matote, kad gyvenimo kokybė blogiausia yra dializuojamiems pacientams. Taip pat, kuo daugiau yra lydinčių ligų, moterims dėja irgi su lėtine inkstų liga, mažiau išsilavinusiems, gyvenimo kokybė yra prastesnė. Tai ta lėtinė inkstų liga dažna, blogina gyvenimo kokybę, bet ir trukmę. Ir kai kalbame su kitų specialybių gydytojais ar su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais, turime akcentuoti, kad lėtinė inkstų liga, jos prognozė išgyvenamumo prasme yra blogesnė. Matote, per 5 metus didžiulis tyrimas Kanadoje, negu kai kurių vėžio rūšių. Aišku, tai lengvesnės vėžio rūšis, nemetastazuojančio vėžio, bet lėtinė inkstų liga yra blogesnės prognozės. Ir labai malonu, kad mes bendradarbiaujame su kardiologais, nes lėtinė inkstų liga tarsi yra
granata, sprogdiklis kardiovaskuliniai rizikai. Nes tokiem pacientam yra labiau išreikšti ir daugiau tradicinių rizikos veiksnių, bet ir atsiranda papildomų - kalcifikacija, uždegimas, mitybos sutrikimai. Na ir širdies ligos ir inkstų lygos eina kartu, nes inkstų ir struktūra panaši, inkstai tai yra kapiliarų raizginys. Ir štai tik vakar paskelbė žinomi nefrologai ir kardiologai, profesorius Rosinjolas, mums žinomas ir Lietuvoje dažnai buvęs ir skaito, kad siūlo išvis įvesti naują terminą. Ne lilas, bet ilšilas, tai lėtinė širdies inkstų liga. Nes panašus rizikos veiksniai, panašus mechanistiniai progresavimo veiksniai ir gydymas. Tai, kas yra nauja šiais laikais, tai apsaugo ir inkstus ir širdį. Ir progresuojant inkstų lygai, mažėjant glomerulų filtracijos greičiui, didėja mirštamumas. Bet ne vien nuo širdies kraujagyslių ligų, matote labiau trinkant inkstų veiklai, kai glomerulų filtracijos greitis, dešiniais stulpelis, mažiau 45, jau daugėja ir oranžinės spalvos, tai ne kardiovaskulinių ligų, tai ir onkologiniai susirgimai, įvairios infekcijos. Taip, kad prognozė tokių pacientų bloga ir problema, kad daug kas nežino, ypač kai yra švelnesnės inkstų ligos stadijos ir yra taip vadinamas aklas, reiškia aklavietė, kai dar nežinome, kad yra lėtinė inkstų liga, tačiau ji egzistuoja. Ir tam, kad išvengti to, kad tą aklavietę įveikti, arba reikia naujų priemonių, pavyzdžiui, sergama inkstų policistozė, tai bepigu padarai echoskopiją ir žinai, kad yra cistos. Bet jeigu yra kita lėtinė inkstų liga, tai reikia arba naujų priemonių, arba naudoti tas priemonės, kurias turime, tai yra apskaičiuoti glomerulų filtracijos greitį, albuminurijos dydį ir būtinai abu kartu, nes labai dažnai pritrūksta šlapimo tyrimo, kur turi būti ištirta albuminurija ir užtenka vienkartinio tyrimo, albumino kretino santykio, nes abu tie rodikliai atspindi skirtingas inkstų veiklas. Viena filtracijos greitis, tai filtracinė inkstų veikla, o albuminurijos dydis jau inkstų pažeidimo stadija. Na ir reikia pasakyti, kad ką tik pasirodė ir pagaliau ilgai lauktos, mes jau matėm tas lėtinės inkstų ligos gydymo gairės, bet jos vis dar būdavo neoficialios, neatspausdintos ir irgi praeitą savaitę jau pasirodė oficialios lėtinės inkstų ligos gydymo gairės, tai jos patvirtina tai, kas žinoma, ir dar yra naujų krypčių. Tai žinoma, kad tai turi būti daugiau kaip 3 mėnesius trunkantis inkstų pažeidimo žymenys, arba histologija, arba struktūriniai, šlapimo tyrimas, albuminurija. Ir tai turi trukti, kad neįtrauktų pacientų su ūminiais pažeidimais ilgiau negu 3 mėnesius. Na, po to patvirtinama, kad blogėjant inkstų veiklai ir didėjant albuminurijai pacientų rizikos įvairios didėja, bet pacientam suprast šitą tokį žemėlapį spalvų yra sunkiau ir kas naujo yra tose gydymo gairėse ir kas jau taikoma kitose šalyse, kad yra nustatoma koks procentas gresia, kad pacientų išsivystys galutinės stadijos inkstų liga per 2 ar per 5 metus, nes pacientai taip ir klausia, o kada man bus dializė, kada prireiks ir jau pakaitinės inkstų terapijos. Ir naujosios gairės rekomenduoja tą riziką įrašyti 2 metų, 5 metų ir pagal tai formuoti pacientų priežiūrą. Na, toliau yra lėtinės inkstų ligos algoritmas. Kartais kitų specialybių gydytojai klausia, kai mes sakom, kodėl nesiunčiat nefrologui, reikėtų anksčiau nusiųst. Sako, na tai jau gauna KF inhibitorių, ką jūs ten kito padarysit.
Tačiau iš tikrųjų yra labai daug ką galima nuveikti, vengti toksinų ir taip pat, galybė yra tas algoritmas, kur taip pat galvoti apie kardiovaskulinę riziką, kada jau formuoti fistulės, kaip gydyti tuos pacientus ir acidozę, ir vakcinacijos, ir daugybė dalykų, ir čia viskas surašyta tose algoritmuose, ką gali nefrologai padaryti. Na ir ypač, kad atsiranda naujų vaistų klasių, nes iki šiol, matote, labai daug vaistų, ar skirta KF inhibitorių ir sartaną kartu, ar dar skirti kitus vaistus, nepasiteisino, kad apsaugo inkstus. Ir turėjom tik KF inhibitorius ir angiotensino receptorių blokatorius, bet nuo 2018 metų jau 5 metai, kai vyksta lūžis lėtinės inkstų ligos gydyme, ir yra dabar proveržis ir laikomasi 4 pagrindinių ramščių, tai renino angiotensino sistemos inhibitoriai, SGLT2 inhibitoriai, nesteroidiniai mineralkortikoidų receptorių antagonistai ir GLP-1 receptorių agonistai. Tai yra, 4 pagrindinės vaistų klasės, tačiau tai čia jau yra nauja, tačiau ne visur dar taikoma ir tai, kas patvirtinta. Štai Indijoje su lėtine inkstų liga sergantys pacientai tik tai mažiau negu pusė vartoja dar tuos pačius AKF inhibitorius ir sartanus. Ir Lietuvoje irgi buvo daromos apklausos, kaip gydoma hipertenzija, gretinamas kodas su lėtinės inkstų ligos. Tai tikrai nemaža dalis dar renino angiotensino sistemos blokatorių negauna, ir jau reikia žengti tolimesnius žingsnius, taikyti naujas vaistų klases, ypač SGLT2 inhibitorius, ir kurie, štai pavyzdžiui, empagliflozinas, EMPAREG tyrime, matote, jeigu žalia spalva nėra inkstų ligos arba labai lengva inkstų liga, tai glomerulų filtracijos greitis netgi pagerėja arba yra stabilus. Tai reiškia, kuo anksčiau mes taikome, tuo galima inkstų ligos eigą netgi stabilizuoti. Panašiai ir su dapagliflozinu DECLARE tyrime matome, kad daliai pacientų regresavo netgi albuminūriją, ir taip mes sumažiname inkstų ligos riziką. Kitas dalykas, kad tą lėtinę inkstų ligą reikia diagnozuoti, ir GDIGO gairės vėlgi sako, kaip tą padaryti, reikia įtarti lėtinę inkstų ligą, pažiūrėti albuminūriją ir įvertinti glomerulų filtracijos greitį. Bet čia irgi yra įvairių metodų ir netaip paprasta įvertinti tiksliai inkstų veiklą, nes jeigu mes vertinam pagal kretininą ar kitas medžiagas, tai jos ne tik filtruojasi inkstuose, bet ir sekretuojamos kanalėliuose, šlapalas dar ir absorbuojamas, cistatinas gal yra mažiau veikiamas įvairių faktorių, bet tai gali ne visai tiksliai atspindėti inkstų veiklą, nes ta medžiaga, pagal kurios koncentracija yra tos formulės, kur apskaičiuojamos glomerulų filtracijos greitis, priklauso ir nuo to, kaip šalinasi per žarnyną, pavyzdžiui, ir kokia yra gamyba, nuo dietos kartais priklauso. Na ir ko gero dabar jau geresnių formulių nesukursi, ir visos formulės gali turėti paklaidą net iki 30% į vieną ir kitą pusę. Dėl to, apskaičiuoti glomerulų filtracijos greitį pagal formulę galima, bet tai bus ne visai tikslu. Ir matote, jeigu yra situacija, kur mums reikia ypatingai tiksliai žinot, kokia inkstų veikla, dabar GDIGO gairės rekomenduoja išmatuotą glomerulų filtracijos greitį. Neapskaičiuota pagal kretininą ar cistatiną, bet ir formulę taikant, bet išmatuota. Kada matuoti? Tai kalbėjom per pertrauką, prieš konferenciją, kad prieš gyvus donorus į prieš nefrektomiją rekomenduojama išmatuoti glomerulų filtracijos greitį. Taip pat, jeigu yra
nefrotoksinių vaistų ar chemoterapinių skirimas, nuo jų priklauso dozė. Jeigu planuojama nefrektomija dėl inkstų vėžio, galbūt taikyti tuomet nefronus tausojančią operaciją nestabiliems, hospitalizuotiems pacientams, nes visos tos formulės yra išvestos stabiliem lėtiniam pacientam. Tuo tarpu, pavyzdžiui, hospitalizuoti pacientai, tai kuris yra iš jų stabilus, turbūt retas kuris. Tai yra įvairių klinikinių situacijų, kai gydytojas sprendžia, kada taikyti tą išmatuotą glomerulų filtracijos greitį. Ypač dar viena indikacija, kai kurios ligoninėse galima padaryti ir cistatiną C, ir kretininą, ir jeigu ir viena ir kita formulė labai skiriasi, paskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis. Ir matote, jeigu nesutampa, tai viena iš indikacijų, kad reikia išmatuoti. Klausimas, kaip tą padaryti? Čia ir yra esmė, kad į kiekvieno iš 2 milijonų glomerulą neįlysi, neišmatuosi filtracijos greičio. Tačiau yra įvairių būdų, vieni dar sunkiai pritaikomi, suleidžiant, pavyzdžiui, fluorescuojantį žymenį į kraują ir po to pagal pokyčius, fluorescencijos pokyčius per odą, specialus daviklis apskaičiuoja, koks yra glomerulų filtracijos greitis. Bet tai taikoma dar tik tai moksle. Į kliniką ateina kitoks išmatuotas glomerulų filtracijos greitis, matavimas, kai suleidžiamas jo heksolis, tai tas pats omnipakas, 5 ml, ir po 3 valandų ar po 4 valandų imamas kraujas, bet tam reikia turėti masių spektrometrą, kad apskaičiuot, kaip greitai mažėja jo heksolio koncentracija kraujo. Ir jo heksolis, tik inkstuose tik filtruojasi, nesekretuojamas, dėl to laikomas tiksliu žymeniu. Ir kaip jums atrodo, kodėl tiek daug dar pacientų su lėtine inkstų liga lieka nediagnozuoti, ypač anksti nediagnozuoti, nes jiems galime skirti įvairius vaistus. Ar dėl to, kad tai besimptomės tos lygos pradžioj, ar gydytojams trūksta žinių, ar nerūpi, ar tiesiog per mažai laiko paciento vizitui. Kaip manote, kas čia svarbiausia? Turbūt visi ir, tai šiandien proga apie tai pakalbėti. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį sergančius 1 tipo diabetu, 2 tipo diabetu, jiems patikrinti inkstų veiklą. Jeigu yra kepenų steatozė, nutukimas, jeigu buvo nėštumo metu diabetas, jeigu per anksti gimė, jeigu šeimoje yra lėtinė inkstų liga, aišku, tiems, kuriems padidėjęs kraujospūdis ar moterims buvo preeklamsija, jeigu vartoja nesteroidinius priešuždegiminius vaistus arba dirba sąlygose, kur daug toksinų aplinkoj. Jeigu jau buvo anamnezėj, pavyzdžiui, dializuojamas pacientas ar gydytas ligoninėj dėl ūminio inkstų pažeidimo, jeigu serga podagra ar chemoterapija, ar turi, ar jau jam atlikta inkstų pašalinimas kažkada praeity, visuomet reiktų patikrinti inkstų veiklą. Ir taip pat pagalvoti, kad yra daug paveldimų ligų, ir jos irgi, gali būti gydomas tais naujaisiais vaistais. Taigi, dabar labai svarbu ne tik tai pirminė prevencija, bet kalbama apie iki ligos dar prevenciją, ir Amerikos širdies asociacija netgi paskelbė pernai metų gale, kad yra toks širdies, inkstų ir metabolinis sindromas, ir ten akcentuojama, kad vėlgi tos 2 lygos labai susiję, bet kalbama, kad reiktų išvengti jų, taikant sveiką gyvenseną. Tai matau, mano laikas baigėsi ir norėčiau pacituoti, kad išjudintume tą lėtinės inkstų ligos prevenciją, kad kiniečių tokį posakį, kad jų meistro klausia: meistro, ką jūs šiandien darote? Nieko. Bet tai jūs vakar nieko nedarėte. Taip, bet aš dar nebaigiau. Tai linkiu mums, kad išsijudintume ir išjudintume sveikatos apsaugos biurokratus ir kad lėtinės inkstų ligos labai būtų nuveikta daugiau. Ačiū.